Visi sveiki, ačiū, kad susirinkote į SKOMI organizuojamą paskaitą. Naujagimių 101 paskaitą mums šiandien praves vaikų lygų ir neonatologijos gydytoja rezidentė Erika Ališauskienė. Taigi kviečiu visus pasiklausyti ir gale paskaitos užduoti jums rūpimus klausimus apie neonatologijos rezidentūrą. Na ir perduodu žodį jums, gydytoja. Taip, sveiki visi. Ar visi mane girdit? Ar viskas gerai? Niekam jokių trikdžių nėra? Jeigu ne, tai aš tada pradėsiu jums šiek tiek pabandysiu papasakot apie tuos mūsų mažuliukus naujagimius. Iškart labai atsiprašau, jeigu kas nors bus ne taip, ne pagal planą ir labai neįdomiai skambės. Pirma mano paskaita, tai visų pirma, aišku, labai ačiū, kad pasikvietėt. Tai bandysiu šiandien taip į 4 tokias dalis mažesnės tokias suskirčiau, stengsiuosi jas taip kažkaip įdomiau vieną per kitą perteikti. Tai pirmoji pašnekėsime, aišku, tiesiog apie naujagimius, kuogi skiriasi išnešiotas nuo neišnešioto ir pernešioto naujagimio. Tuomet jau aptarsim, kaip gyvertinamas tas mūsų naujagimis mažulis, kaip mes juos gaivinam, kai atsitinka tokia situacija, tuomet jau kaip reikėtų prižiūrėti naujagimą, kokia yra tolimesnė naujagimio priežiūra išrašant iš stacionaro. Ir kaip jau ir minėjau, tuomet galėsit užduoti jums rūpimus klausimus apie rezidentūrą ar apskritai, jeigu turės tokių klausimų. Šiaip labai kviečiu užduoti klausimus pačios prezentacijos metu, jeigu kas nors neaišku, tiesiog drąsiai junkit mikrofoną ir užduokit klausimą. Jeigu jūs ne prieš, aš gal kamerą tada išsijungsiu, kad mažiau ir jūs blaškytų, ir tiesiog susitiksim į skaidrės. Tai vad, kas manęs nepažįstat, tai aš esu Erika, 1 metų vaikų lygų ir neonatologijos gydytoja rezidentė, studijuoju Vilniaus universitete, ten pat baigiau ir medicinos studijas, šiuo metu jau spėjau praeiti ir ciklus ir santariškėse, ir poliklinikoje, tai nemažai pamačiau, bet dar tikrai nepakankamai. Studijos mūsų šiuo metu trunka 6 metus, tai dar tik įžengiau į tą mūsų ilgą kelią. Paskutiniais studijų metais buvau pediatrijos ir neonatologijos grupės koordinatorė, tai tikrai galiu kažkuriais klausimais padėti ir dėl mokslinės veiklos, tai jeigu ko nors reikia, tikrai drąsiai galite rašyti. Taip pat pati esu mama jau 5 metus. Iš to kažkaip kilo idėja ir vesti internetinį blogą, tai turbūt dėl to jūs mane čia dabar ir mato. Tai dar kartą iš to ačiū, kad pasikvietėt ir toliau, manau, galėsim susipažinę taip keliauti prie mūsų paskaitos. Tai pirmoji dalis bus apie bendrai mūsų naujagimius, tai labai dažnai tenka girdėti tas sąvokas naujagimis ir kūdikis vartojamas kaip sinonimus, nors iš tikrųjų naujagimis yra tik kūdikystės nedidelė dalis. Tai kūdikystė kaip laikotarpis yra vaiko tas gyvenimo laikotarpis iki 1 metų amžiaus. Tai absoliučiai, tarkim, pediatrai dirba su vaikais nuo pat gimimo kol jiems sukanka 18. Tuo tarpu neonatologai arba naujagimių gydytojai dirba su vaikučiais nuo pat gimimo iki 28 gyvenimo dienos. Tai kitaip tariant, maždaug apie mėnesį. Ir vėliau jau jie yra perduodami pediatro priežiūrai. Naujagimius galima skirstyti pagal gimimo svorį, pagal gestacinį amžių, išnešiotumą. Tai gal turbūt taip gydyti apie svorį, tai vaikai gali būti didelės kūno masės, makrosomai, normalus svorio, mažas svorio, o jau dažniausiai vaikai papuolantis į labai mažą ir ypač mažą gimimo svorio kategorijas dažniausiai jau priklauso neišnešiotukams. Tai kuogi jie skiriasi tarpusavio? Tai išnešiotas naujagimis yra vaikas gimęs nuo 37 nėštumo savaitės iki 41 savaitės galo. Neišnešiotas gimsta anksčiau už 37. Na, o Lietuvoje apskritai yra įteisintas jau kaip naujagimio statusas, taip sakant, vaiko gimusio nuo 22 savaitės ir sveriančio bent jau 500 gramų. Ir taip pat neišnešiotus patenka visi vaikai gimę nuo 22 iki 36 savaitės galo. Na, o pernešioti vaikai naujagimiai yra tie, kurie gimsta vėliau negu 42 savaitę. Žinoma, tokių procentas yra ganėtinai mažas. Tai tas gestacinis amžius, čia tokiai sąvokai. Tai gestacinis amžius dažniausiai
na, jis ir sutampa su nėštumo trukme, tai yra vaisiaus amžius nuo pastojimo iki jau gimimo momento. Tai gali būti skaičiuojamas nuo paskutinių menstruacijų datos, tai dažniausiai yra tas naudojamas, jeigu mėnesinės yra nereguliarios arba yra neaiški paskutinių menstruacijų data, tuomet remiamas ankstyvo ultragarsinio tyrimo duomenimis, taip pat galima maždaug preliminariai nustatyti amžių pagal pirmų registruotų vaisiaus judesių datą arba vaisiaus širdies tonų datą, tą pirmą užrašytą. Bet tai dažniausiai būna toks labai ne visai tikslus, ne visai tikslus apibrėžimas, kadangi tos ribos, kada galima jau registruoti pirmuosius judesius ar vaisiaus širdies tonus, ganėtinai varijuoja. Tai vis dėlto tas tiksliausias yra nėštumo trukmės nustatymas pagal mėnesinės arba pagal ultragarsinį tyrimą. Taip pat būna, kad moteris nesilanko viso nėštumo metu ir atvažiuoja jau gimdyti, net nežinodama, kad laukėsi. Ir tuomet tenka vaiko gestacinį amžių įsivertinti pagal brandumo skales. Tai vėliau aš jas jums parodysiu. Tai jų yra įvairių, mes dažniausiai remiamės plėse brandumo skale. Tai taip, gal pradėkim tuomet apie neišnešiotą naujagimį. Tai kaip ir minėjau, tai yra mažiau negu 37 gestacijos savaitę gimęs vaikas, svoris jo būna nuo 500 gramų, jau registruojamas kaip išgyvenantis ir kurį mes jau gaivintume vaiką, bet iš tikrųjų būna išgyvenančių ir mažiau sveriančių vaikučių. Tokių vaikų Lietuvoje gimsta apie 5-6 procentus. Jie pasižymi tokia savita ir tikrai žymiai sunkesnė adaptacijos, eiga, dėl to jiems dažnai reikia ir pagalbos, įsikabinant, taip sakant, į gyvenimą ir pagalbos išlaukiant tą laiką, kol jie pakankamai sustiprės ir galės jau gyvenime patys, taip sakant, ir kvėpuoti, ir valgyti, ir viską. Jiem pagalbos tikrai reikia daugiau. Ir dėja, bet nesuteikus jiems pagalbos tos tinkamos, o kartais net ir su visa kokia tik mes galim jiems duoti, mirties rizika jiems išlieka naujagimystė 30 kartų didesnė negu išnešiotam naujagimiui. Čia gal tokia terminologija greitai tai prabėga, nes manau, ganėtinai dažnai tenka susidurti. Tai chronologinis amžius, tai kaip ir visiems aišku. Vaikas gimė, nuo to laiko yra pradedama skaičiuoti jo amžius, kaip ir bet kurio mūsų suaugusio žmogaus, nesvarbu, kelintą tu savaitę gimė, jeigu tu gimė kovo 3, tai šiuo metu tau jau būtų kiek čia 2 mėnesiai ir 20 dienų. Tai tas pats ir su neišnešiotukais. Tuo tarpu postkonceptinis amžius jau yra laikas praėjęs nuo vaisiaus to pradėjimo momento iki gimimo ir tas pokonceptinis amžius yra skaičiuojamas tol, kol naujagimis pasiekia tuos savo 40 savaičių. Ta išnešiotumą. Tai tarkim, jeigu vaikas gimė pas mus 22 savaičių, tai postkonceptinis jo amžius, tarkim, praėjus 5 savaitėm jau būtų 27. Mes jau nebesakysim, kad tai yra jo gestacinis amžius 27 savaitės. Kitaip tariant, jisai gimė 22 gestacijos savaičių, šiuo metu jis yra 20, jo postkonceptinis amžius yra 28 savaitės, pavyzdžiui. Na, o koreguotas amžius jau pradedamas skaičiuoti po 40 nėštumo, kai vaikas pasiekė tą savo 40 savaičių, ir jis skaičiuojamas iš to chronologinio amžiaus, atėmus laiką, kurio pritrūko iki to pilno išnešiojimo. Tai pavyzdžiui, jeigu neišnešiotas naujagimis jam yra 5 mėnesiai šiuo metu po gimimo, o jisai gimė 28 savaičių, tai jam iki to pilno išnešiotumo pritrūko 3 mėnesių, vadinasi, šiuo metu jis yra maždaug 2 mėnesių amžiaus. Ir tas koreguotas amžius, jisai yra vartojamas iki maždaug 2,5 metų amžiaus, nes vėliau tiesiog jis nebetenka prasmės. Dažniausiai tas koreguotas amžius, jis apskritai yra svarbus vertinant vaiko raidą, vystimosi visus parametrus, neurologinę būklę, augimą, maitinimą. Tik svarbu paminėti, kad skiepai vis dėlto yra atliekami pagal chronologinį amžių, o ne pagal koreguotą.
Neišnešioti naujagimiai taip pat gali būti skirstomi į tam tikras kategorijas, nes automatiškai ir jų rizika, ir priežiūra skiriasi. Tai gali būti ypač mažo gimimo svorio, kurie yra mažesni negu 28 savaičių ir sveria mažiau kilogramo. Labai mažo gimimo svorio vaikai gimsta anksčiau negu 32, bet vėliau negu 28 savaitę, sveria mažiau 1,5 kilogramo. Na, o vėlyvas neišnešiotas naujagimis yra nuo 33 savaitės galo iki 36 savaitės pabaigos. Tai kaip ir minėjau, tie neišnešiotukai tikrai turi daug visokių problemų ir reikalauja tikrai didesnės ir priežiūros. Tai tokios pravėksiu greitom, tos dažniausios su neišnešiotumu susijusios problemas. Tai pati pirmiausia ir turbūt, kuri mums svarbiausia užtikrinti iš karto, tai yra kūno temperatūros kontrolė ir kvėpavimo įvairios problemas. Tai neišnešioti naujagimiai labai greitai atvėsta. Tas iš principo vyksta dėl santykinai didesnės galvos ir kūno paviršiaus ploto. Kitaip tariant, jo galva santykinai yra didesnė negu jo kūno paviršiaus plotas, lyginant su visu svoriu. Taip pat pas juos, žinoma, yra labai plonas paudis, mažai riebalinio audinio. Jiems tikrai trūksta to raumenų tonso, kitaip tariant, jie ir juda mažiau, automatiškai jie sušilti negali, fleksijos jiems trūksta tos tokios išlaikyti šilumą, nes mes kai sušylam, ką mes sušalam, mes susigūžiam, drebam, o neišnešiotėm dažniausiai ir jėgų tam trūksta ir dar gebėjimų. Taip pat jau tas kitas toks labai svarbus momentas, kurį mes iš karto griebiam taisyti, tai yra kvėpavimo problemos ir dažniausiai jos būna susijusios su surfaktanto stoka. Surfaktantas yra tokia medžiaga, kuri padengia alveoles. Va čia matote paveiksliuką, nežinau tik ar matot pelytę, turbūt nematot. Tai kairiame paveiksliuke yra normali alveolė, kai surfaktantas, tas rūža, ta tokia juostelė aplinkui, tą kryželį tokį išstiliojus, apgaubia pilnai alveolę ir kai vaikas iškvepia, tai alveolė jinai nesubliūkšta, jinai išlaiko tą savo formą, ten lieka dar toks nedidelis ir oro kiekis. Ir dėl to yra lengviau ir įkvėpti, ir iškvėpti. Tuo tarpu dešinėje jau matot iškvėpimą, kai yra surfaktanto trūkumas. Ir kai jo trūksta, tai automatiškai alveolė bliūkšta, sutrinka deguonies apykaita ir vaikui tampa žymiai sunkiau kvėpuoti. Čia užsiveda toksai ydingas ratas. Nes didėja tas ir žalingas tarpas liekamojo tūrio, alveolės bliūkšta, didėja tas kvėpavimo darbas, taip pat pažeidžiamas tas kvėpojamasis epitelis, kadangi vaikas pradeda kvėpčioti, tai tokiais, jisai gaudo tą orą, automatiškai pažeidžiamas tas kvėpamasis epitelis, tuomet į procesą įsijungia jau kraujo serumo baltymai ir tas surfaktantas, kurio bent kažkiek yra ir jis yra inaktyvuojamas. Jis tuomet visai nebesigamina, ištinka ūmi hipoksija, vystosi respiracinė acidozė ir nuo kurios dar labiau mažėja to surfaktanto kiekis ir mes vėl papuolam į tokį užburtą ratą. Dėl to neišnešiotiem naujagimiam vos sustačius kvėpavimą yra supilamas ir surfaktanto kiekis tam tikras. Toliau seka širdies ir kraujotakos problemos, kurios yra susijusios su atviru arteriniu lataku, apie kurį, manau, vis tiek kažkiek ir žinot. Tai tiesiog, kuo mažesnis yra gestacinis vaiko amžius, tuo dažniau pasitaiko atviras tas arterinis latakas, dėl kurio didėja, žinoma, širdies susitraukimų dažnis, išmetimo tūris, trinka hemodinamika. Dėl to kadangi vyksta nuosrūvis iš kairės į dešinę, didėja dėl to spaudimas plaučių venose, perkraunami plaučiai, didėja dešinė širdies pusė, progresuoja širdies nepakankamumas, o be to dėl atviro arterinio latako, dėl to viso nuosrūvio ir kiti organai negauna pakankamai deguonies, progresuoja organų hipoperfuzija. Ir viskas, ką iš esmės taip galima daryti, tai stengtis treniruoti plaučius, kvėpuoti, tai yra ta vadinama kvėpuojamoji terapija,
vaikui yra ribojami skysčiai, gali būti skiriami vaistai, o kartais net ir operuojama, kad uždaryti tą arterinę lataką kuo greičiau ir sumažinti tą nuosrūvį į dešinę. Oi, kaip čia man negražiai pasidarė skaidrė. Taip, toliau tos problemos, toliau mes turėtume kalbėti apie mitybos ir virškinimo problemas, kurios yra susijusios su vaiko pirmiausia diskoordinacija tarp čiulpimo, ryjimo ir kvėpavimo, kadangi vaikai tik apie 36-38 savaitę išmoksta koordinuoti, kada jie gali čiulpti, kada ryti, kada kvėpuoti, o iki to jie dažniausiai nelabai sukoordinuoja tų judesių, jiems tampa sudėtinga ir valgyti, dėl to mes juos maitinam ir pro zondą, vėliau bandom, iš pradžių pradedam parenterinę mytybą, kitaip tariant į veną, vėliau pereinam per maitinimą per zondą ir stengiamės atitinkamai su vaiko amžium pereiti ir prie žindymo kuo greičiau, kadangi motinos pienas yra geriausias maistas vaikučiams. Su mytyba taip pat labai glaudžiai yra susijusios ir metabolizmo problemos, kurios dažniausiai siejasi su hipoglikemija, dėl riboto glikogeno, riebalų atsargų, vaikai tikrai išnešioti naujagimiai labai nekokybiškai vykdo gliukoneogenezę, taip pat jie, kadangi yra tikrai nemažam strese, tai vyksta ir intensyvus metabolizmas, yra didelis gliukozės suvartojimas ir neišnešioti naujagimiai yra dideliai hipoglikemijos rizikai. Dėl to mes juos iš tikrųjų sekam jų glikemiją iš karto po gimimo padarom gliukozės tyrimą, tuomet po 12 ir po 24 valandų. Jeigu reikia, tai yra koreguojama gliukozės tirpalais. Taip pat neišnešioti naujagimiai turi rizikos CNS problemams išsivystyti, dažniausiai tas susijęs su intraskilvelinėmis kraujosrūvomis, kadangi jų kraujagyslės yra plonos, silpnos, o mes tikrai neretai taikom ir tą gydymą gal agresyvesnį, ir šiaip vaikai yra, kaip jau ir minėjau, strese, tai kyla spaudimas, kraujagyslės neatlaiko, gaunam kraujosrūvas. Ir tai, žinoma, vėliau yra susiję ir su padidėjusia cerebrinio paralyžiaus rizika, su protinio atsilikimo ir kitomis raidos problemomis. Taip pat vaikai neišnešioti pasižymė silpnu imunitetu, pirmiausia, tai dėl nebrandžios odos, vadinasi, ir yra prastas mechaninis barjeras, be to pas juos yra mažesnis skrandžio sulčių rūgštingumas, jiems nepakanka imunoglobulinų, jiems yra nepakankamai ta imunoglobulinų gamyba, mažos neutrofilų, natūralių kilerių, ta limfocitų atsargos ir aktyvumas ir, žinoma, jie yra žymiai imlesni tom infekcijom ir jiems yra didesnė sepsio rizika. Su kitom tom problemom tai galima sieti retinopatiją dėl neišnešiotumo, klausos sutrikimai, kaulų raumenų sistemos problemas, bet jau ten gal tiesiog nesigilinsim per daug. Taip, o pernešiotas naujagimis, tai jau kaip ir minėjau, yra vaikas daugiau negu 42 savaitės. Lietuvoje tokių naujagimių turime apie 10-12 procentų. Priežastys nėra visiškai aiškios, dažnai tai būna tikrai susijęs su ne visai gal tiksliu ir nėštumo laiko nustatymu, bet dažniausiai tiesiog neprasideda gimdymo veikla ir mes turime užsitęsusi tą nėštumą. Nėra taip, kad kuo ilgiau pas mamą gimdoje praleisi laiko, tuo bus geriau. Vis dėlto pernešati naujagimiai dažniau patiria gimdymo traumą, kadangi jų ir jų kaukolės tampa kietesnės, jiem yra sunkiau slinkti gimdymo takais, tai automatiškai ir gimdymo traumų tikimybė yra didesnė. Jie dažniau gimsta hipoksijoje, įkvepia vaisiaus vandenų ar mekonius, kadangi pasituština dar gimdoje. Taip pat gali būti tiek hipertrofiškos, tiek hipotrofiškos kūno masės, tai nebūtinai, kad vaikas yra daugiau 42 savaičių ir jau gims labai didelis, tai tikrai ne visuomet taip yra. Mirtingumas yra mažesnis negu išnešiotų naujagimių ir siekia tik tais kokius 2-3 kartus daugiau negu išnešiotų. Ir taip galime pereiti tuomet jau prie mūsų antrosios dalies, tai naujagimių būklės vertinimo ir gaivinimo. Tai pirmoji ta apžiūra tokia labai greita įvyksta, kai mes perspaudžiam virkštelę,
ją nukerpam, arba palaukiam bent jau, kol jinai baigia pulsuoti. Nelaukiam 2-3 minučių, nupulsuoja ir galime tuomet kirpti. Tuomet naujagimis pirmiausia yra nušluostomas, mes jį dedam savo ant staliuko ir visą tą laiką, kol mes darom tuos visus veiksmus, kerpam virkštelę, nusausinam, įsivertinam, ar naujagimis yra išnešiotas, dažniausiai, aišku, mes tą žinom, ar naujagimis kvėpuoja, žiūrim ir ar yra geras naujagimio raumenų tonusas. Jeigu visi atsakymai yra teigiami, naujagimis, jam pagalbos vadinasi nereikia, jis apžiūrimas, akušerio ginekologo dažniausiai arba akušerės ir paliekama su mama oda prie odos kontaktui bent jau 2 valandom mažiausiai ir stengiamasi per 1 valandą naujagimį pamaitinti. Ta pirma apžiūra turi įvykti dar gimdymo palatoj prieš perkeliant mamą su naujagimiu į pogimdyvinės palatas. Ir, žinoma, būtinai visą tą laiką turėtų stebėti akušeris ar akušeris ginekologas. Esant rizikos veiksniams, gimdyme dalyvauja ir gydytojas neonatologas ir tą pirmąją apžiūrą atlieka jau gydytojas. Bet dažniausiai tą, žinoma, daro akušerio ginekologė. Tai pati pirmiausia, ką mes darom, tai mes vertinam naujagimį pagal Apgar skalę. Čia aš turėjau jūsų paklausti, kasgi yra ta Apgar skalė, bet mano skaidrės mane pavedė ir man gražiai neberodo taip, kaip turėtų būti. Tai jau dabar, kaip matot, kągi tos raidelės reiškia. Tai appearance, pulse, grimace, activity and respiration. Tai mes visą tai, aišku, ir žiūrim. Įdomiausia turbūt visam šitam yra, kad mes visi esam labai įpratę, kad jau jeigu vaikas gimsta sveikas, gražus ir viskas su juo gerai, tai automatiškai visi tėvai labai ir tikisi gauti 10 balų iš 10. Kitaip tariant, vaikas jau iš karto turėtų gimti ir rausvas, ir verkti, ir yra aktyvus judesiais, ir kvėpuoja gražiai, žodžiu, viskas su juo yra gerai. Tiesa yra tokia, kad ką tik gimęs naujagimis negali turėti 10 vien dėl to, kad kol persiskirsto vaisiaus kraujotaka, kol vaisius pradeda kvėpuoti, jis bus šiek tiek cianotiškas. Kitaip tariant, pagal Apgarą jisai būtų kažkur tarp vieneto ir nulio, aišku, jeigu visiškas nulis, tai visai mėlynas ir vadinasi, jam jau tikrai yra labai blogai. Bet dažniausiai vaikučiai tikrai gimsta tokios melsvesnės spalvos, jie nebūna tokie iš karto visi rūžavi ir gražus. Tai pagal idėją pirmas jos skaičiukas turėtų būti 9, nes vertinama yra po minutės ir po 5, o jau po 5 minučių, jeigu vaikas yra sveikas ir viskas jam yra gerai, tuomet jūs jau turėtų turėti tuos 10 balų. Tai kitaip tariant, idealiu atveju vaikas gimsta 90 ir tik po 5 minučių gauna savo antrą 10-uką. Bet aišku, vis tiek mes kažkaip rašom tos 10, bent jau akušeriai ginekologai dažnai ir mes per daug kažkodėl nepiestam. Po Apgaro, aišku, mes vertinam ir gyvybinius požymius. Tai matuojama yra temperatūra, yra gimdymo stalelis, iš karto pasiguldai ant stalelio, pasidedi termometrą ir tokia mažytis toks davikliukas, dedam po nugarą ir žiūrim temperatūrą. Žiūrim, kad temperatūra būtų tarp 36,5 ir 37,5, kvėpavimo dažnis nuo 35 iki 60, širdies susitraukimų dažnis yra nuo 120 iki 160, kartais, jeigu vaikas, tarkim, nurimsta, tai tas pulsas gali nukristi. Spaudimo paprastai nematuojam, tai nėra rutininė procedūra, nebent turim neišnešiotą naujagimį arba vaiką prastoj būklėj, tuomet jau pamatuojam ir spaudimą. Ir kaip ir minėjau, iš karto žiūrim vaikui saturaciją, tai pirmą minutę, kaip ir matot, saturacija būna apie 60-65, jinai kyla kas minutę po maždaug 5%, tai ir vaikas jau parausvėja, gauna tokią gražią spalvą, kai jo saturacija būna apie 80. Tai kaip matot, apie 5 minutę.
Prieš perkeliant naujagimį iš gimdyklos taip pat yra atliekami antropometriniai matavimai, tai vaikui pamatuojamas ūgis, svoris, galvos apimtis, pasidarom procentinį vertinimą, ar vaikas yra per didelės galbūt kūno masės, galbūt per mažos kūno masės, galbūt per aukštas savo, savo amžiui, gal per mažas, o gal tiesiog vaikas normalus, kaip ir turi būti. Žinoma, įsivertiname ir mamos anamnezę, įvairias persirgtas ligas, neštumo, gimdymo eigą, komplikacijas, kaip vaisius buvo, kaip vaisius vystėsi, ar yra kokių nors lygų, apie kurias turėtumėm žinoti, žinoma, socialinę situaciją. Ir jeigu reikia, mes, aišku, pasiskiriam tyrimus, apie kuriuos šiek tiek vėliau papasakosiu. Ir kaip ir va, ta pirma jau ta tikra išsami naujagimio apžiūra turėtų įvykti per pirmasis 24 valandas po gimimo, apžiūrint gydytojų neonatologų. Nes kaip ir minėjau, ką tik gimus vaikui, dažniausiai jį apžiūri tiesiog akušerė, paskambina mums skyrių, turim vaiką ir jau mes žinom, kad toks yra ir mes jau stengiamės. Dažniausiai mes juos ateinam apsižiūrėti dar prieš jiems iškeliaujant į palatą, bet jeigu atsitinka visko, žinom, visko gyvenime, tai per pirmas 24 valandas tai jau tikrai turim pasižiūrėti. Ir ta apžiūra jinai yra tokia sisteminga, detali ir apžiūrim visą vaiko kūnelį nuo galvos iki kojų. Aišku, ta eiga jinai neturi didelės svarbos, svarbu, kad nieko nepamirštumėm. Turiu pasiruošus video, ar norėsit juos pasižiūrėti? Ar galim prabėgti ir aš jums papasakosiu tiesiog, ką mes žiūrim. Tai galim pasižiūrėti. Gerai, galim pasižiūrėti. Aš tada įsijungiu ekraną ir tada jau teks mano ekraną žiūrėti. Tai tuoj minutėlę, nepagalvojau, reikėjo daryti iš karto. Tuoj. Pasiduokite jau. Tuo dabar reklamą rodo. Aha, man dabar nebeleidžia pasišėrinti ekrano. Gal galite jo kažką susitvarkyti? Tuojau. Aha, ačiū. Na, dabar turėtų leisti. Matot? Taip, matom. Gerai, tai čia toks 5 minučių video, tai čia yra mūsų tas mažuliukas, ką tik gimęs, nes dar matot, ir tas varškinis apdangalas šiek tiek matosi, aišku, jau pavalytas, bet pažastukuose matosi, ant galvytės, aišku, kraujo tie pėdsakai. Ir tuoj ateis gydytoja. Pirmas dalykas, mes, aišku, jas pasiguldom, nusišluostom, uždengiam, kad būtų kuo mažesnis temperatūros, net, kaip čia, atšalimas būtų kuo mažesnis. Pradedam vaikutį žiūrėti nuo galvos ir pasižiūrim dabar momenukus. Pasižiūrė, ar jie nepulsuoja, ar nėra įdubę, ar normalaus dydžio yra. Iš karto pasižiūrėjo, matėt griebimo refleksą ant rankyčių. Ir dabar sustabdau, atkreipkite dėmesį, kas šitam video yra neblogai, paskui man pasakysit. Kas šitam video yra blogai.
Ir tada pasakysim. Tai va, žiūrėjo, griebimo refleksą ant rankyčių, dabar žiūri jį ant kojyčių, dabar aišku, čia nesimato ir Babinskio refleksą patikrino. Dabar turėtų. Va. Dabar tikrins Moro refleksą. Kitaip tariant, vaikutį, kai išgąsdini šiek tiek, jo rankytės eina į šonus ir dar pasižiūrėm, yra tas atvirkščiai proporcingas asimetrijos, tas refleksas, kai galvytę kur pasukite, tos pusės išsitiesia ranka ir koja. Ten tėvius, čia, aišku, visada klausom širdelės, klausom plaučių, ar vaikas kvėpuoja, ar širdies tonai yra normalūs, širdies susitraukimų dažnį vertinam ir klausom, ar nėra uždėsių. Tai pirma tokia širdies ydų, sakant, profilaktika. Dabar šitoje vietoje žiūri pulsą kirkšnyse, nes esant aortos koarktacijai, tai tas pulsas būna arba labai stiprus, arba jo visai gali nebūti, tai irgi yra tas širdies ydos atmetimo pirmas tas požymis. Tai čia, kaip ir sakiau, Moro refleksą dabar patikrino, tai rankytės į šoniukus nuėjo, vadinasi, refleksas yra, viskas yra gerai. Čia pasižiūrėjo burnytę, nulenkė smakriuką, pasižiūrėjo, ar gomurys, ar nėra skilusio gomurio, ar viskas yra suaugę ir ar viskas yra gerai. Taip, čia dabar vertina šiaip tą vaikučio būklę. Ir čia jau toliau deda pampersiuką, kokias mums nebelabai yra aktualu. Šiaip dar ką praleido, nepasižiūrėjo raktikauliai, ar nėra lūžę, tai pačiupinėjom raktikaulių šitose vietose. Tokie mažuliukam ne visada čiuopiasi, bet būtinai reikia pasižiūrėti, ar nėra fluktuacijos ir krepitacijos, nes esant raktikaulių lūžiams gimdymo metu ganėtinai neretas dalykas yra, tai reikia įsivertinti šitą vietą būtinai. Mes dar tikrinam čiulpimo refleksą ir tuo pačiu patikrinam gomurį. Tai mes įkišam pirštą į burną, pračiuožiam per gomurį. Tai patikrinam, ar vaikas čiulpia, nes pirmas dalykas, tai jisai pradeda čiulpti pirštą ir, aišku, tuo pačiu pasitikrinam gomurį. Pačiupinėjom pilvą, ar pilvas nėra koks nors kietas, labai išsipūtęs ar kas nors, ir patikrinam visuomet klubus. Tai ar klubai, ar neiššoka iš gūžduobės šlaunikaulis. Aš norėčiau paklausti dar dėl refleksų. Aha. Ar jūs atliekat ten tuos visus refleksus, nes, pavyzdžiui, čia ten nebuvo to šliaužimo reflekso, ar ten įsėjimo to reflekso, tai ar po gimimo reiktų atlikti ten tuos visus, ar užtenka tų tokių, kaip sakant, beisikinių? Santariškėse bent jau, tai mes darom didžiojo daugumą jų. Tai va čia tikrai neparodyta buvo, tai mes ir žingsniavimą tikrinam, šliaužimą tikrai visada tikrinam, Moro refleksą tikrinam, griebimo, čiulpimo. Gal va, nežiūrim, bent jau aš tikrai kiek teko stebėti, tai nežiūrim to simetriškumo, ar tos rankytės tiesi, bet čia kažkaip jau automatiškai dažniausiai tą pastebi. Šiaip dar turiu video su tais refleksais, jeigu norit, galim pasižiūrėti, kokius juos reikėtų tikrinti. Bet galim negaišt laiko ir galim prašokti. Aš ten šiaip skaidrės, nežinau, galėsiu numest, galėsit atsidaryti, tai ten tas video bus, galėsit tada pasižiūrėti. Ar sutariam? Ar pasižiūrim? Tai manau, niekas neprieštaraus. Neprieštaraus, jeigu žiūrėsim, ar neprieštaraus, jeigu nežiūrėsim? Jeigu judėsim toliau ir paliksit linkus. Paliksim patiem išstudijuotus refleksus, taip? Na gerai, žiūrėkit, va čia bus ta nuoroda, va čia viskas yra, tai pasižiūrėsit. Nes ten iš esmės tam video bus tiesiog tie refleksai, kuriuos reikėtų tikrinti ir kokius 90% tikrai pasižiūrim, bet iš principo tai jau paskui automatu juos visus pradedi pastebėti. Tai jeigu kažkas blogai, tai labai greit pamatai. Gerai, aš jau tada nebeperrenginėsiu, taip ir žiūrim toliau. Tai va, ir mes tuomet jau pereinam prie
vaisiaus, atsiprašau, labai pripratusi esu, prie naujagimio brandumo vertinimo. Tai jeigu mes nežinom vaisiaus gestacijos amžiaus, mes vertinam brandumą įsivertinimui gestacijos. Bet šiaip mes vaisiaus brandumą vertinam visada, nes na, tiesiog reikia tą žinoti. Tai vertinamas yra krūties areolės skersmuo, jo iškilimas, forma, oda ar yra permatoma, nes jeigu vaikas yra neišnešiotas, tai oda dažniausiai yra permatoma, matomas absoliučiai visos struktūros ir visos venos. Neišnešioto naujagimio tuo metu mes jau matom tiesiog tokią ganėtinai storą, elastingą odą ir jau jokių ten venų per daug nematom. Taip pat vertinam plaukuotumą. Kuo vaikas brandesnis, tuo mažiau plaukų jam lieka ant pečių, žasto, ant veiduko netgi. Nes plaukuotumas iš esmės atlieka tą tokią apsauginę funkciją, kol vaikas yra pas mamą įsčiuose tam, kad apsaugotų nuo to skysčio, kuriame jisai plaukia, to amniotinio skysčio. Tai taip pat vertinam ausies kaušelio kietumą, tai vaikas, kai jau yra išsivystęs, brandus, jisai gimsta su tokiu, jau tokia faktiškai tikra ausytė, kokią ir mes turim, jau kaušelio nesulenksi per daug, nepadarysi formos, kokios nori, tuo tarpu jau neišnešiotukų. Jos būna labai minkštos tos kremzlės, susilenkia ir jos tokios tiesios būna, nėra to tokio vingiuotumo viso. Forma, žinoma, jinai vat yra kitokia, tas kraštas nėra užsilenkęs. Taip pat skaičiuojam ir visada žiūrim pirštukus, ar turim visus 10 pirštų. ir taip pat vertinam nagučius ir raukšleles. Kai vaikas yra užsibuvęs gimdoje, jo nagučiai jau būna peraugę nago viršūnę, o neišnešiotukų jie dažniausiai būna tokie visai mažučiai ir nesiekia tos piršto viršūnėlės. Ir su raukšlėm vėlgi yra vaikas kuo didesnis, tuo daugiau pas jį yra raukšlių, kuo jis mažesnis, tai tų raukšlių yra vis mažiau. Ir kaip ir minėjau, įsivertinus visą vaisiaus ir būklę ir anamnezę, mes galim atlikti tam tikrus tyrimus. Tai dažniausiai surašau tuos, kuriuos mes atliekam, tai yra dėl naujagimių hemolizinės ligos, jeigu mama yra rezus neigiama, tėtis rezus teigiamas, tai vaikui tikrai būtinai visada pasidarysim kraujo grupę, rezus faktorių. Dėl metabolinių sutrikimų, tai glikemiją visą laiką tikrinam. Taip pat dėl įgimtų infekcijų, jeigu mama, pavyzdžiui, yra streptokoko nešiotoja ir gimdymas buvo greitas, nebuvo spėta suleisti visos penicilino dozės, pasidarom BKT su leukogramą CRB, arba jeigu šiaip mama, pavyzdžiui, atvyko į stacionarą karščiuojanti, tai irgi turėtume sekti dėl įgimtos infekcijos. Ir yra daromas echoskopijos dėl įgimtų sklaidos anomalijų. Tai čia vienas toks įdomesnių gal, tarkim, širdies echoskopiją darom, jeigu turim, pavyzdžiui, įtarimą, girtim ūžėsi vienas iš, jeigu giminėje tėvai turėjo vaikystėje kokiu nors sutrikimu su širdim ūžėsi ar, nežinau, vožtuvų nesandarumą, tai irgi vaikams darom. Bet vienas toks įdomesnių, ką norėjau pasakyti, tai vaiką dar be apžiūrint, dar visą laiką pasižiūrim ausytes. Ne tik dėl brandumo, bet dar žiūrim, ar nėra ataugėlių prie ausų. Nes ataugėlės ar tokios skylutės prie kaušelio, jos duobutės, nes skylutės, jos būna susijusios su inkstų patologijom ir anomalijom. Tai jeigu mes pamatom, kad prie ausytės yra koks nors priedas, kurio ten neturėtų būti, ar įdubimas, ar ataugėlė, visuomet vaikams pasidarom inkstų echoskopiją tam, kad atmestumėm inkstų patologijas. Taip pat vertinam kvėpavimą. Žiūrim savaime, aišku, ar vaikas kvėpuoja ir koks tas kvėpavimas yra. Jeigu vaikas kvėpuoja ramiai, nėra įtraukimo krūtinkaulio, nedalyvauja tarpšonkauliniai raumenys, nejuda nosies sparneliai ir vaikas nedejuoja, arba mes bent jau be stetoskopo jo negydom, tai dažniausiai tas reiškia, kad kvėpavimo nepakankamumo mes neturim. Jeigu tik mes pamatom, kad vaikas judina nosies sparnelius, išreikštas krūtinkaulio įtraukimas, dalyvauja pagalbiniai raumenys, vaikas kvėpčioja, tais tokiais
tokiais labai greitais, staigiais įkvėpimais, arba jis net negirdi to kvėpavimo, bet tu girdi dėjavimą net iš tolo be stetoskopo, dažniausiai tai bus jau kvėpavimo nepakankamumas, vadinasi, vaikui reikia pagalbos su kvėpavimu. Ir čia mes jau perinam į naujagimio gaivinimo dalį. Čia yra visas protokolas, bet jį taip bežiūrint yra ganėtinai sudėtinga, tai mes gal taip tiesiog praeisim po truputėlį. Tai nuo ko pradėti reikėtų apskritai, tai nuo gaivinimo priemonių, kurias mes turim kiekvienoje gimdymo palatoje, kiekvienoje operaciniai ir vietoje, kurioje mes apžiūrim naujagimę, tai būtinai yra siurbimo įranga tam, kad galėtumėm atsiurbti mekonijų, gleivės, sekretą, seilės ir bet ką. Įranga kvėpavimo atstatyti, tai prie gaivinimo stalelio visada yra prijungta CPAP terapija, apie kurią CPAP aparatas, kurį vėliau šiek tiek papasakosiu, tai kad būtų būtinai kaukė atitinkamo dydžio, mes turim ambų maišą šalia, deguonės šaltinį su matuokliu, taip pat šalia visada bus laringoskopas, endotrachėjiniai vamzdeliai, kaukės, adrenalinas, fiziologinis tirpalas, gliukozės tirpalas, kofeinas, kateterizavimo rinkinys virkšteliai, būtinai, žinoma, bus šildomas stalelis, laikrodis, pirštinės, na, visi tie tokie dalykai, kuriuos reikia turėti. Ir nustatom tą gaivinimo poreikį. Tai pirmas dalykas, žinoma, jau kaip ir sakiau, ar vaikas yra išnešiotas, nes jeigu neišnešiotas, tai yra labai didelė tikimybė, kad jį reikės gaivinti, kuo mažesnis, tuo labiau tikėtina, ar vaikas kvėpuoja ir yra geras raumenų tonusas. Nes dažniausiai, jeigu vaikas yra be tonuso, tai jis ir nekvėpuos gražiai ir širdis bus sausiau. Ir jeigu nors vienas iš šių klausimų turi atsakymą ne, vadinasi, reikia atlikti pirmuosius gaivinimo veiksmus. Ir tai reiškia, kad virkštelė turi būti nukirpama nedelsant, mes nebegalim laukti tos minutės 2-3. Jeigu vaikas yra virš 28 nėštumas gestacijos savaitės, gali būti taikomas virkštelės numelžimas ar aktyvus arba pasyvus virkštelės numelžimas, kai mes virkštelę pakabinam tiesiog aukštai ir jinai nubėga, arba aktyviai visą kraują iš virkštelės mes išstumiam ir tada jau ją kerpam. Bet tai galioja tik kai yra daugiau 28 gestacijos savaitės. Tiesa, dabar mes turim tokius pristatomus stalelius, kai galima vaiką gaivinti net jungus nuo placentos, kitaip tariant, nenukirpus virkštelės, bet tų stalelių nėra daug ir nėra iš tikrųjų labai patogu dar juos gal naudoti, taip kad priprast, bet ir, na, kažkaip dar nėra taip labai išplitęs dalykas, bet tiesiog tokia galimybė yra. O dažniausiai tai tiesiog nukirpi virkštelę ir jau gaivini ant staliuko. Tai tie patys pirmieji gaivinimo žingsniai, jie skamba taip gal ne visai kaip gaivinimo, bet jie yra tiesiog tas dalykas, kurį tu darai ir tu kartais nesusimastai, kad tai jau yra pasiruošimas gaivinimui. Kitaip tariant, mes gaunam naujagimį, mes jį guldom ant gaivinimo stalelio, lengvai atlošiam galvą. Tas galvos atlošimas irgi turi būti taisyklingas. Jis negali būti nei per didelis, nei per mažas, kad neuždarytumėm kvėpavimo takų. Ir dažniausiai tam pasitarnauja tiesiog susuktas vystyklas, kurį mes dedam vaikui tarp menčio. Tai būna maždaug 2 cm storio tas vystyklas ir tuomet mums kvėpavimo takai taip labai gražiai atsiveria ir mes jau juos kaip ir turim prieinamus. Iš karto po vaiko gimimo yra jungiamas laikrodis tam, kad mes galėtumėm stebėti, kiek laiko praėjo ir ką mes galim daryti, ar mes nepraleidom auksinių minučių. Yra užtikrinama pakankama aplinkos temperatūra, kuri negali būti mažesnė negu 25-26 laipsniai, ypač jeigu kalbam apie neišnešiotukus. Yra atsiurbiamas turinys iš viršutinių kvėpavimo takų, jeigu reikia, jeigu girdim gargaliavimą ar tiesiog vaikas nekvėpuoja, tai pirmas dalykas, tai mes turim pašalinti tuos įtariamus ar esamus svetimkūnius. Tuomet mes vaiką nušluostom ir tuo pačiu mes nušluostydami mes jau atliekam taktilinį kvėpavimo skatinimą. Tai negalioja nei išnešiotam naujagimiam, kadangi jų negalima nei šluostyti, nei skatinti jų kvėpavimo taktiliškai, jie yra talpinami į plastikinį maišą ir visi neišnešioti naujagimiai iki 32 savaitės turėtų būti tą plastikinį maišą ar tokią plėvelę susukami. Ir visi šie veiksmai neturėtų trukti ilgiau negu 30 sekundžių. Pirmas dalykas, tuomet, ką mes darom, padarę visus tuos veiksmus, įvertinam kvėpavimą. Jeigu
Jeigu vaikas kvėpuoja, įvertinam jo širdies susitraukimų dažnį klausydami. Šiaip dažniausiai iš karto gaunam, uždedam saturometrą, pulsoksimetrą ir mes matom ir saturacijos kiekį, ir širdies susitraukimų dažnį. Jeigu širdies susitraukimų dažnis yra daugiau 100, kvėpavimas normalus, neturim cianozės, matom, kad laikas eina, saturacija kyla, galim vaiką ramiai atiduoti mamai ir tęsim įprastinę jo priežiūrą. Ir jau visą kitą jau seks toliau. Jeigu vaikas kvėpuoja, bet jo širdies susitraukimų dažnis yra mažiau 100, arba mes stebim, kad yra centrinė cianozė, saturacija auga nepakankamai, tai tarkim, po minutės mes neturim pasiekę 65 ar nekylam link 70, mes iš karto pradedam CPAP terapiją. Kitaip tariant, pajungiam kaukę ir užtikrinam teigiamą slėgį plaučiuose, tam, kad nesubliūkštų mums alveolės ir vaikas galėtų įsikvėpuoti. Labai dažnai to užtenka, jeigu ne, dar gali būti papildomai skiriamas deguonis pro kaukę ir jau toliau mes tiesiog vertinam saturaciją. Kaukė irgi reikia uždėti taisyklingai, jinai neturi būti nei per didelė, nei per maža, jinai turi uždengti nosį ir pilnai burną tam, kad būtų sudarytas vakuumas, nes kitaip nebus sudaromas teigiamas slėgis kvėpavimo takuose. Jeigu naujagimis nekvėpuoja arba kartu yra širdies susitraukimų dažnis mažesnis negu 100, mes pradedam tuos įpūtimus, kitaip tariant, dirbtinę plaučių ventiliaciją. Nes kai mes taikom CPAP terapiją, mes tiesiog pridedam kaukę ir vaikas pats kvėpuoja, tas oras jis tiesiog eina ir vaikas įsikvėpuoja, alveolės atsidaro ir dažniausiai to užtenka. Jeigu jis jau nekvėpuoja arba mes matom, kad jo širdies susitraukimų dažnis mažėja, mes jau turim padėti vaikui kvėpuoti. Net jeigu atrodo, kad jis kvėpčioja, tie tokie trumpi kvėpimai, bet vadinasi, jam reikia pagalbos ir yra toks T formos vamzdelis, nuotrauką įdėjau šiek tiek toliau, mes darom įpūtimus. Ir ritmas turėtų būti pusk 2-3, pusk 2-3, pusk 2-3, pusk 2-3. Ir tai būna apie 40-60 kartų minučių greitį mes tokį išgaunam tam, kad vaikas kvėpuotų. Deguonis skiriamas pagal saturometro rodmenis ir jei dirbtinį kvėpavimą mes atliekam keletą minučių, reikėtų įvesti zondą į skrandį tam, kad pašalintumėm orą iš skrandžio. Ir kas 30 sekundžių atlikdami įpūtimus mes vertinam širdies susitraukimų dažnį. Jeigu širdies susitraukimų dažnis didėja, pasiekia daugiau 100, tai užbaigiam dirbtinį kvėpavimą, kitaip tariant, įpūtimų nebedarom, paliekam tik tai CPAP, sekam deguonės rodmenis, tęsiam DPV, jeigu širdies susitraukimų dažnis yra mažesnis negu 100 ir mažiau negu 60, daugiau negu 60, o jeigu mažiau, tai tuomet mes jau turėtume pradėti išorinį širdies masažą kartu su įpūtimais. Tuomet jau pasikeičia ritmas, mes jau nebedarom pusk 2-3, pusk 2-3, mes jau pradedam kartu, turėtumėm tuo pačiu metu daryti ir įpūtimus, ir širdies masažą. Ritmas keičiasi ir tampa ir 1, ir 2, ir 3, ir pusk. Ir 1, ir 2, ir 3, ir pusk. Tai yra ganėtinai greitas toks, tai dažniausiai vienas pučia orą, kitas daro paspaudimus ir tas, kuris atlieka paspaudimus krūtinės ląstos ir skaičiuoja tą skaičiuotę garsiai tam, kad kitas žinotų, kada jam reikėtų pūsti. Tas vienas ciklas, kai 3 kartus mes spaudžiam krūtinę, 1 kartą darom įpūtimą, turi trukti apie 2 sekundės, 2-3. Ir vėlgi mes vertinam širdies veiklą ir kvėpavimo širdies veiklą ir vertinam, ar mums reikia tęsti išorinį širdies masažą ir DPV ar ne. Tai mes darome kas maždaug 45-60 sekundžių. Jeigu naujagimis pradeda kvėpuoti pats, oda pradeda rausvėti, girdim, kad širdis pradeda plakti greičiau, DPV užbaigiam, tiekiam deguonį laisvai ir nutraukiam išorinį širdies masažą. Jeigu širdies susitraukimų dažnis padidėja ir jau tampa daugiau negu 60 spontaniškai be paspaudimų, tai baigiam išorinį širdies masažą, bet tęsiam dar kol kas DPV. Iki tol, kol pasiekė širdies susitraukimų dažnį daugiau 100. Čia matot, kaip taisyklingai turėtų būti atliekami paspaudimai, tai maždaug
ties spenelių linija, tai arba 2 nykščiais, arba su rodomuoju ir viduriniu pirštu. Gylis yra maždaug apie 2/3 krūtinės ląstos, tai šiaip, ganėtinai giliai. Trachėjos intubaciją taikom, jeigu ventiliacija pro kaukę yra visai neefektyvi, mes neišgaunam to efekto, kurio norim, kitaip tariant, naujagimis nepradeda kvėpuoti pats, arba širdies susitraukimų dažnis yra nepakankamas, tuomet mes jau intubuojam. Jeigu labai ilgai atliekam krūtinės ląstos, jeigu atliekam krūtinės ląstos paspaudimus ir dar darom DPV, tai dažniausiai tai jau yra rutmo irgi, kad reikėtų intubuoti. Taip pat, jeigu įtariam, kad yra diafragmos išvarža arba ventiliuojamas labai neišnešiotas naujagimis. Neišnešiotų naujagimio gaivinimo ypatumai, tai kaip ir minėjau, aplinkos temperatūra daugiau 25, mažiau 32 savaitės vaikai yra suvystomi į plastikinį vystyklą, jie nėra šluostomi, uždedam daviklį ant dešinės rankos, tai čia šitas galioja visiems, dedam priešingai pusiai, negu kad yra arterinis latakas, tai ant dešinės rankos. Ir visiems naujagimiam mažiau negu 30 savaičių, kurie kvėpuoja savaime, rutiniškai skiriam CPAP terapiją pro nosies kaniules tam, kad atverti alveoles ir užtikrinti tą kvėpavimą. Tai apskritai, kasgi yra tas CPAP? Aš tiek šneku ir vis neprieinam. Tai CPAP terapija yra ta Continuous Positive Airway Pressure, kitaip tariant, nuolatinis teigiamas slėgis kvėpavimo takuose. Mes, kaip suaugę žmonės, mes visą tą darom savaime, apie tai negalvodami, tas slėgis lieka. Vaikučiams dėl surfaktanto trūkumo, kaip ir sakiau, dėl to bliūkštančių alveolių, kartais to gali jie to patys padaryti negali, dėl to jiems reikia pagalbos. Ir mes jiems teikiam tą CPAP terapiją, kitaip tariant, pajungiam šitą kaukę, kuri atrodo kaip bet kuri paprasta kaukė, bet mes nustatom slėgį su aparatu apie 20 cm vandens stulpelio ir padarom teigiamą slėgį iškvėpimo pabaigoje, kad alveolės nesubliūkštų, apie 5 cm vandens stulpelio tą slėgį. Ir tiesiog duodam vaikui kvėpuoti. Jeigu mes šitą daiktą, mes jo neliečiam, tiesiog duodamas oras bėga pro kaukę, tai yra paprasčiausias teigiamas slėgis ir mes nieko nedarom. Čia matot, yra toks pipsiukas, tai jau yra tas T formos vamsdelis. Užspaudus šitą vamsdelį mes gaunam maksimalų tą 20 cm vandens stulpelio slėgį plaučiuose. Kitaip tariant, mes mechaniškai įpučiam vaikui į plaučius orą. Ir va čia yra tas pusk 2-3, pusk 2-3, pusk 2-3. Tai va tas pusk metu mes užspaudžiam šitą ir paduodam vaikui orą. Mes kvėpuojam už vaiką tuo metu. Jeigu mes jo neužspaudžiam, vaikas kvėpuoja pas ir tiesiog gauna orą pro kaukę, bet paliekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje. Ar aišku daugiau mažiau, kas tas yra? Ar nelabai? Taip, aišku, ačiū. Gerai. Ir taip, su tuo CPAP-u ir gaivinimu daugiau mažiau aišku ir tuomet galiu keliauti prie priežiūros. Ar dar kokių nors klausimų turit iš gaivinimo, kad galėčiau grįžti? Nu gerai, jeigu nieko nesakot, vadinasi, bus gal ir gerai. Jeigu kas nors, tai pagalvokit, gali paklausyti. Ir mes taip ateinam prie trečios dalies, prie naujagimio priežiūros. Žodžiu, jeigu vaikas pas mus yra stabilus, mes jį prižiūrim pas save ligoniniai, kalbant apie išnešiotus 2-3 paras, paleidžiam mes juos namo, suskiepijam, iš karto po gimimo suleidžiam vitaminą K, išmokom mamą prižiūrėti virkštelę, pas mus virkštelė dar pavaloma oktiseptų, pamokina mamą, namuose jau virkštelė yra prižiūrima tik virintų vandenukų, jeigu jinai nesuoja šlapiu, tuomet jau galima ir oktiseptų naudoti. Ir gimdymo namuose mes vaikus suskiepijam. Tai jiems per pirmą parą yra suleidžiama hepatito B vakcina. Jeigu mama serga hepatitu B, tai per 12 valandų. Ir taip pat 2-3 gyvenimo parą vaikams suskiepijam ir tuberkuliozės vakciną.
Be to mes jiems atliekam atrankos tyrimus. Tai klausos tyrimą, raudono akių dugno reflekso tyrimą, atliekam ištyrimą dėl kritinių širdies ydų, tai vyksta pulso oksimetrijos metodu, ne taip kaip gimdymo palato, kai dedam tik ant dešinės rankytės. Darant ištyrimą dėl kritinių širdies ydų, pulso oksimetras yra dedamas ant abiejų rankų ir ant abiejų kojų ir stebima, ar nėra skirtumo tarp tos pačios rankos ir kojos daugiau negu 3 ir ar nėra kartais saturacija mažiau 90. Jeigu turim bent vieną iš šitų požymių, galime įtarti, kad yra kokia nors kritinė širdies yda ir tuomet siunčiam pasidaryti širdies echoskopijos. Ir taip pat yra atliekamas genetinis ištyrimas medžiagų apykaitoms ligoms nustatyti ne mažiau negu 48 valandos po pirmo maitinimo. Tai yra, su tikslu, kad būtų kuo tikslesnis. Tarp kitko, tyrimas dėl kritinių širdies ydų irgi turėtų būti atliekamas bent jau 2 paros po, tam, kad išvengtume klaidingai neigiamų rezultatų ir nepraleistumėm netyčia kokios nors ydos. Nes arterinis latakas užsidaro apie link 2 paros, kuo arčiau, tuo labiau. Ir galimi užėsiai, nesandarumai pasigirsta tik tais apie tą 2 parą. Tai geriausia yra atlikti tą ir ištyrimą po 2 paros. O dabar klausimas jums, kad jau nesigavo su apgaru, tai kas man gali pasakyti, dėl kokių medžiagų apykaitos ligų yra daromas ištyrimas genetinis? Kas nors? Vieną tikrai žinot. Per genetiką mokytas. Nekankint jūsų. Laktozės netoleravimą. Ko tokio? Laktozės netoleravimą. Ne. Skamba labai panašiai. Bet daromas yra dėl fenilketonurijos, hipotirozės, galaktozemijos. Tai galaktozemija nėra laktozės netoleravimas, bet galaktozė yra viena iš tų pieno sudedamųjų dalių. Tai galima užskaityti. Taip pat daromas ištyrimas dėl įgimtos antinksčių hiperplazijos. Ten kitos yra tokios smulkesnės 6 medžiagų apykaitos ligos, kurios visai neseniai pradėtos tirti dėl cistinės fibrozės, spinalinės raumenų atrofijos. Ir dar tėvai turi galimybę atlikti mokamą tyrimą dar dėl 30 papildomų medžiagų apykaitos ligų. Bet jis jau mokamas. Ir jeigu mes visą tą padarom, suskiepijam, padarom atrankos tyrimus, galim vaiką išleisti namo su sąlyga, kad per paskutinę 12 valandų jo gyvybinės funkcijos buvo normalios, jis kvėpavo, jo širdies ritmas buvo normalus, saturacija pakankama, vaikas tuštinasi, šlapinasi, valgo, moka čiulpti, moka kvėpuoti, koordinuoja tos judesius ir jo fiziologinis svoris nekrenta daugiau 10%. Jeigu svoris nukrenta daugiau 10, mums reikėtų įsivertinti žindymo efektyvumą. Ir jeigu svoris toliau žindant krenta, reikėtų tėvam vis dėlto pasiūlyti mišinuką tam, kad vaikas visai to svorio nepamestų. Bet norma yra iki 10%. Ir taip pat reikėtų išsitirti bilirubino kiekį. Tai jeigu bilirubino kiekis yra normalus, mes išleidžiam namo. Jeigu ne, tai tuomet atliekame fototerapiją, stabilizuojam tą bilirubino kiekį, normalizuojam ir paleidžiam vaikus namo. Toliau vaikus išsiunčiam vaikų ligų gydytojo priežiūrai, rekomenduojama apsilankyti pas vaikų ortopedą iki 6 metų amžiaus dėl klubų displazijos. Esant indikacijoms, galim pasiūlyti vaikų oftalmologo, audiologo, kardiologo konsultacijas. Tai jeigu nepraeina, pavyzdžiui, kurio nors atrankinio tyrimo. Neišnešiotam naujagimiui papildomai daromas bendras kraujo tyrimas 1 mėnesio amžiuje, kadangi jie yra labai linkę į anemijas, tai reikėtų stebėti, ar neatsiranda anemijos požymių. Taip pat vaikų oftalmologo konsultacija 1 mėnesio amžiuje, taip pat traumatologo ortopedo konsultacija, neurologo konsultacija ir galvos smegenų echoskopija. Ir 14-16 parą po gimimo yra kartojami genetiniai tyrimai dėl paveldimų medžiagų apykaitos ligų. Viskas. Aš savo paskaitą baigiau.
galim prieiti prie 4 dalies. Galite paklausinėti apie rezidentūrą, galite paklausinėti apie paskaitą, atsakysiu, ką galėsiu. Nes aš galiu pasakoti daug, bet aš nežinau, kas jums yra įdomu, tai prašau drąsiai galite paklausinėti, ką nors. Nieko? Viskas labai įdomu buvo ir pakankamai. Ar turit kokių pastabų gal? Sakykit, rinktumėtės antrą kartą tokią pat rezidentūrą? Tiksliau, gal reikėtų kitaip pasakyti, ar nesigailit savo sprendimo, kad esate tokioj rezidentūrai? Ne, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir man labai gera, kad aš esu čia. Vienintelis liūdnas dalykas, kad iki kol mes nueisim iki neonatologijos rezidentūros, tų jau tikrųjų savo specialybinių metų, reikia praeiti 4 metus pediatrijos. Tai čia turbūt yra, aš nesakau, man labai patinka dirbti su vaikais, man yra labai gera, man yra smagu, bet neonatologija yra tas rytis, kurio aš skraidau ir man yra žiauriai fain ir smagu. Ir sakiau, jeigu turėčiau pasirinkimą, tai aš norėčiau visus 6 metus mokytis neonatologijos, pediatrijos užtektų gal ir metų. Supratau, ačiū. Čia nuotraukoje pačiam viršui mes turėjom iš tokių įdomesnių gal istorijų, turėjom prieš paskutinę mano neonatologijos ciklo dieną, turėjom trinukus. Gimė pas mus trinukai, tai čia turėjom visą didelę komandą, 3 neonatologų komandą su slaugytojom. Žiūrėjom, kaip atėjo į pasaulį 3 mergytės nuostabios. Jeigu daugiau klausimų neturit, aš manau, mes galim tą paskaitą tuomet ir baigti. Nebent dar šiaip labai būtų smagu, jeigu pasakytumėt po kokį žodį, ar buvo viskas aišku, ar gal trūko ko nors, kad ateityje žinočiau, ko nedaryti. Man tai tikrai labai patiko. Smagu. Nebuvo paskaitos, kaip ten, kai studijų metais būna tas paskaitos vaibas, kur atklausai ir nori greičiau pabėgti. Bet aš jau matau, kad norit pabėgti. Šiaip nebuvo, nes dažniausiai per paskaitas būna, kad norisi miego, tai per šitą tikrai ne, nes buvo labai įdomu klausyti. Valio, džiaugiuosi. Ar išmokot ką nors naujo, jūs man pasakykit? Ar naudingo ką nors išgirdot? Gal dar reiks pakartot, bet taip. Tiesiog Smagu. susidomėjau va šitą sritim, atrodo. Valio, smagu. Ar turim šiaip pamąstančių apie pediatriją ar neonatologiją? Ar akušeriją? Turim. Turit, valio. Nes akušerijoje šiaip irgi jie turi ciklą 2 mėnesių pas naujagimius, tai vat praeina visą šitą labai, labai sėkmingai, kad pajaustų, ką tai reiškia ir atsakingiau dirbtų su naujagimiais. Tai smagu, tai jeigu turim norinčių, tai gal susitiksim ir būsim kada kolegės. Tai noriu labai palinkėti sėkmės, padėkoti už tai, kad savo vakarą skyrėt paklausyti apie mūsų mažuliukus naujagimius. Tikiuosi, kas nors liks atminty ir gal kada nors panaudosit, nes niekada negali žinot. Skaidres tuomet aš, nežinau, gal tada įkelsiu ar į evento puslapį, ar kur nors, ar kaip nors pasidalinsim jau tada. Ir galėsit persimest, takim, jeigu reikės kartais. Ačiū labai Jums, gydytoja, tikrai labai puikiai paskaita. Labai dėkoju. Ačiū Jums labai.